Labas, aš Lina, dar kitaip Geltonas karutis. Aš organizuoju apželdinimo kursus, rašau straipsnius ir noriu daryti kuo daugiau video. Iš tikrųjų daug gaunu klausimų tokių, kaip ką pasidaryti savo sode, darže, aplinkoj, nuo ko pradėti, ko pabaigti, kaip spręsti problemas, kurios iškyla ir panašiai. Aš matau, kad ne viską galima užrašyti ir matau, kad jūs norite daugiau matyti vizualios tokios informacijos. Tai dėl to nutariau šiek tiek labiau plėtoti YouTube kanalą ir šitas pirmas video bus toks kaip įžanga. Tikiuosi, kad daug visokių reportažų. Tai kviečiu prenumeruoti, jeigu dabar žiūrite per YouTube, tai apačioj yra subscribe arba prenumeruoti mygtukas, tai labai prašau paspausti, tai bus man tokia kaip ženklas, kad tikrai to reikia, kad tikrai jūs norite matyti ir tikrai daug norite sužinoti. Pradėsime nuo dabar, nuo lapkričio pabaigos 2016 metų, nors jūs jau galite pamatyti keletą video, kurias mes darėme anksčiau su LRT laida Labas rytas. Filmavome kai kurias Geltono karučio apželdinimo kursų lektorės. Yra keletas video Garden Style konferencijų pristatymo arba po konferencijos pamatyti, kaip mums sekėsi. Tai va, tai tikiuosi jūs pasižiūrėsite, jūs atrasite kažką įdomaus ir norėsiu kuo daugiau tokių video trumpų padaryti ir ateityje. Tai pradėsime jau dabar visai netrukus, nes dalyvaujame parodoje Vaikų šalis ir čia jau jinai prasidės už keletą dienų, tai padarysim video iš ten. Šiek tiek bus tokios vaikų temos, kaip juos priartinti prie gamtos, kokius įdomius darbelius, kokias veiklas galima pasidaryti. Tai va, o vėliau perėsim, aišku, ir prie temų tokių kaip kalėdinis dekoravimas iš savo užsiaugintų dalykų arba to, ką galite rasti aplinkui, namuose, miške, sode, belenkur visai šalia čia pat savęs. Eisim ir prie tokių temų kaip sodinimas, artėjant pavasariui, sėjimas, pikavimas, planavimas, kas yra labai svarbu. Ir planavimas tai tik daržo, bet ir apskritai sklypo, sodybos. Išbandysime įvairius produktus, išbandysim užsisakyti augalus internetu, žiūrėsim, kaip jie atrodo, kaip juos veža, iš kur verta, iš kur neverta. Taigi kviečiu siūlyti įvairiausių temų, kokios tai jums rūpi ir kokias jūs norite pamatyti, kad mes išsibandytumėm. Arba jeigu žinot įdomius žmonės, įdomius daiktus, įdomias aplinkas, kurias norite pasidalinti su visais ir norite irgi parodyti kitiems, irgi prašom, tiesiog galite pačioj čia komentuoti ir susisieksim, pasižiūrėsim, ką galim įdomaus nuveikti kartu. Tai va, tai ačiū, kad pasižiūrėt šitą video ir labai tikiuosi, kad galėsim susitikti ir toliau. O daugiau sekit www.geltonaskarutis.lt, ten susitiksime ir visais kitais būdais. Taip pat galite prenumeruoti naujienlaiškius, taip kad irgi žinosit visas mūsų naujienas, kas vyksta įdomaus ir susijusio su aplinkos kūrimu čia pas mus Lietuvoje ir ne tik. Gerai, ate.